When fruit juice mixes with Perrier, extraordinary happens. Try new Perrier and juice. Labą dieną, šiandien mes susitinkame mūsų tinklalaidėje Motinystės What the Fuck, tokia šventinėje. Ir šiandien pas mus yra Lina Krasauskienė. Sveiki. Kaip visada. Ir mūsų garbinga svetė, tai yra Marija Klara. Sveiki, gyvi. Atlikėja, 2 vaikų mama. Ir dabar grįžusi iš Berlyno. Ir kuriam laikui Lietuvoje būsi? Iki kažkada, ar ne? Iki naujų metų. Iki naujų metų. Taip, tai mes labai džiaugiamės, kad tu pas mus atėjai, nes kažkaip vis Instagram'e pasirašinėdavom kažką ir tu sakai, ateikit į koncertą ir tu sakai, aš Lietuvoje, sakau, davai, ateik į podcastą. Tai Marija papasako šiandien mums savo istoriją, kuri yra labai šiaip įdomi, labai netipinė. Ir daug temų apriepsim ir apie motinystę svetur, ir apie tikėjimą, ir apie vienišumą motinystėj. Tai žodžiu, visko daug tavęs paklausinėsim. Ir taip. Labai reikia šitą podcastą pažiūrėti iki pat galo. Tai Nes būtinai. pabaigoje bus koncertas. Koncertas. Taip, Marija mums padainuos. Atliks labai gražų kūrinį. Taip. Ir Šiaip šitas podcastas labai toksai, sakyčiau, netipinis, mes niekad nesam tokio darę. Tai mums pačiam toksai biški jaudulys, bet labai fainai ir kad būtent kalėdom ir tu čia atėjai, nes mes vis galvom, ką čia tokio šventinio ypatingo padaryti ir štai tu esi čia. Tai bet kalbant dabar apie tave, tu pasakai, kad tu labai šiaip daug keliauji. Galima sakyti, gyveni ant lagaminų ir nuo labai jauno amžiaus. Nes dabar jau esi tokia brandi moteris. Jaučiuosi jau pabrandėjus po antrą vaiką, jau tokia visa moteris. Visiškai išbrandėjus. Jo, iš didžiosios M. Ar jau tik palsuoja pensija tau į nugarą? Na, kartais pagalvoju. Labai geras sąmais, juodelė. Man kartais ateina pirmadienis ir aš galvoju, kad esu pasiruošus eiti į pensiją. Sekmadienį vakare man prasideda tokios mintis jau. Taip. Tai papasako, kokiose šalyse tu esi gyvenus, kiek maždaug laiko ten esi, kas tau patiko, kas nepatiko ir iš vis, kodėl tu taip norėjai iš tos Lietuvos pabėgti, nes esi senamiesčio Vilnietė, Vilniaus senamiestietė. Tai kaip čia pas tave atrodė tas užsienis gyvenime? Jo, dabar po tiek metų užsienio, kai grįžtu į Vilnių, galvoju, kodėl aš išvažiavau, nes tas Vilnius toks gražus ir jaukus, bet man tiesiog pasimaišė protas dėl Harry Potterio, kaip man buvo ten 11-12 ir, nežinau, man atrodo, 4 knyga ten buvo jau ir aš nebegalėjau išlaukti lietuvių vertimų. Mane žiauriai išnisdavo, kad reikia laukti maždaug 8 mėnesius. Ir aš sakau, gerai, aš pasimokysiu daugiau anglų kalbos ir pradėjau skaityti originalų kalbą. Ir tada per tą Harry Potterį man užsimezgė tokia kažkoks ryšys įsivaizduojamas su Britanija. Ir aš ten Polikyje, taip, ir aš ten Hogwartse, ir aš ten Anglijoje. Ir aš tada pradėjau, būdavo man visiškai tokių, pradėjau su savim angliškai kalbėti. Eidavau iš mokyklos, mokiausi Šimce, šiuolaikinės mokyklos centre. Tai pačiam centre, tai iki namų buvo kokios 20 minučių. Išeidavau namo ir tiesiog su monologu varydavau angliškai. Nes aš jau gyvenau Britanijoje. Ką tu kalbėdavai su savimi? Tiesiog. Su turtingu žmogum, ką gali kalbėti. Ką veiksi, ką darysi, ką valgysi. Taip, būtent. Bet tik daugiau pašnekėti. Būtent, nes buvo biškai cringe'us tiek kalbėti dar angliškai su draugais. Dabar laikai pasikeitė. Laikai pasikeitė, nes iš tikrųjų dabar, pavyzdžiui, jeigu sutinki jaunus žmonės, jie kalba pusiau lietuviškai, pusiau angliškai. What? Kodėl jūs negalite tiesiog vienos kalbos pasirinkti? Arba paauglės labai gatvėje daug galima sutikti, jos kalba anglų kalba tik tai. Taip. Matosi iš lietuviškos mokyklos išėjusios kalba, joms kažkodėl atrodo čia toks aukštesnė kažkokia praba tavo darosi, ar kažkaip, nežinau, tiesiog gal lengvesnė kalba tampa negu lietuvių kalba. Aš nežinau. Kažkokia mada nauja užėjus yra. Jo, mada. Ir aš tą madą taip jaučiu, kad
pastebėjau kiekvienais metais grįždama iš tų visų užsienių. Ir pirmą buvo toks, aš galvoju, čia visi taip po truputėlį anglų kalbą naudoja. Žinoma, tai, kad jau ten mes kartais tikrai girdim vakar, aš girdėjau irgi kaip tai Paulės, aš galvoju, jos yra iš kur? Iš Lietuvos, nes jos pusiau pradėjęs tai lietuviškai kalbėti. Tai dabar gal truputėlį jau per daug to yra. Bet aš irgi pirmą visai, kai grįždavau, galvoju, žiūriu, jau visi kažkaip anglų kalba daugiau, jinai yra, tiesiog visi kažkaip ją adaptavo taip draugiškai ir pradėjau naudotas visus angliškus žodžius, bet aš tai jaučiuosi pradininkė, nes aš tai pradėjau kalbėti angliškai, kai man buvo 12 metų. Tai čia prieš 20 metų. Tai va, tai išpratėjau dėl tos anglų kalbos, dėl tos kultūros, aš žinoma, ta kultūra, tai aš tiesiog apie ją prisiskaičiau, nes taip, kai aš važiavau 18 man buvo, tai čia buvo mano pirmas išvažiavimas į Didžiąją Britaniją, bet aš ne į Angliją, o Škotiją išvažiavau gyventi. Ir ten aš tokius studijavau, vadinasi Foundation Year, tai toks kaip parengėmieji tokie kursai muzikinio teatro, todėl kad aš norėjau džiazą čia studijuoti, tėtis sakė, nestudijuok čia džiazo, nes jis pas džiazistas, sakė, ne, kažką gal kitą, o gal šis ne muzika, kažko pabandyk naujo, nes mes visi muzikantai šeimoj. O tai kodėl? Dėl to, kad kodėl norėjo tave kreipti kitur negu nes muzika? Labai sunkus gyvenimas, nepastovus labai. Tavo abu tėvai yra šitą sritį? Kaip mama moko Balio Dvariono mokyklai, jau kem metų fortepijono. Stabiliai. Jo, old schoolas dar toksai, kur niekur nebuvo pakeitusi. Ir brolis groja trimitu, tėtis groja saksofonu, aš dainuoju ir kuriu dainas. Jo, ir prie ko aš čia jau, kad jie mane, sakė, gal kažką kito, tai kad tiesiog kiekvieną mėnesį aš prisimenu dar iš vaikystės. Kartais būdavo tokių mėnesių, kad tėtis koncertų neturi ir tos algos iš akademijos, nes jis dar dirba akademijoje, jos yra mažos, 2 vaikai ir kai kurie mėnesiai buvo sunkus. Ir jie nenorėjo tiesiog, kad pati realybė būtų jo. Advokatė, gydytoja ten. Bet kas? Labai geras žodis yra teisininkas. Jau čia kas antras. Bet žinai, kad žydai nori auginti, kad jeigu 2 vaikai, tai vienas turi būti gydytojas, kitas teisininkas. Preferably. Bet taip pat jie labai vertina muziką ir visi yra muzikalūs žydų vaikai. Taip kad, Gerai, tai sugrįžkime, apsukome tokį pažintinį takelį ir tai buvai tu Škotijoje. Į Škotiją. Šiaip labai graži šalis. Labai. Ir nesitikėjau, nežinau, iš tiesų nieko apie tą Škotiją važiuojant. Glasgow nuvažiavau iš viso ten jo su savo tokia anglų kalba. Tu tik žinojai, kad Hario Poterio traukinys eina per Škotiją, ne? Jo. Keista labai emigrantė. Ne pagal kitus kriterijus biški važiuoja. Tai ką, tu Škotijai sakai, kad tave biški supurtė tas, kad jie nekalba vis dėlto taip angliškai, kaip tu čia buvai sami žmogus. Kultūrinis šokas, nes aš nelabai supratau, ką jie ten šneka. Žinoma, greitai irgi kažkaip asimiliacija tai įvyko, nes man žiauriai patinka kalbos ir aš tai matyt tik tai atradau, kai išvažiavau gyventi svetur, nes dabar jau kalbu ir ispanų, ir vokiečių. Tai, man lengvai taip, 3 kalbom. Kaip lengvai. Jaučiuosi dabar truputėlį pasimetus tarp kalbų, nes aš net jaudinaus prieš podcastą. Labai jaudinaus, kai einu į radiją čia LRT, tai kad būna visai klausiu. Lietuvių kalba, manau, labai tokia. Ir ten aš irgi angliškai labai bijau kalbėti. Reikia išgerbti iš akis. Turiu to bringūstį, netrūkčios. Žinok, čia pas mus gali visiškai atsipalaiduoti ir kalbėti. Mes vokiškai dar nesam čia kalbėję. Nesam dar kalbėję, bet mes galim pabandyti. Jo, ten portugališkai kažką gal. Štrasė, kokį Štrasė. Bet tai gerai, tai tu pabuvai Škotijai. Tu tenai sutikai savo dabartinį vyrą? Jo, dabartinį. Jo, ten sutikau, aš tos metus ten praleidau muzikinius teatras, ten bet man jis iš tiesų nepatiko, nes aš vis tiek esu iš tokios džiazo šeimos. Tai man visai buvo neprikibo. Ir tada aš dar metus nuvažiavau į Angliją, ten buvo toksai metai
šiaip labai įdomus, turtingi, toje, kad aš ten savanorystę užsiėmiau per tokį bažnyčios ten rekolekcijų bendruomenę. Ir po to labai atgal norėjau į Škotiją, to, kad ją labai pamilau. Ir mano dar dabar sakyčiau, kad Škotija antri namai. Ir grįžau į Škotiją ir mokiausi St. Andrews University anglų kalbą. Vis tiek variau, galvojau, nu gerai, tėvai, jeigu jūs nenori, kad aš ten muzikantė būčiau, nu aš pabandysiu kažką kito. Ir jau tokia, finansai? Ne. Anglų literatūra. Daugiau vis tiek aš nieko neužsidirbsiu. Labai įdomios studijos, šiaip asmeniškai jo. Šiaip, jo, buvo jėga. Man pačiai skaityti knygas, rašyti apie visokius ten, aš tiesiog galėjau atsipalaiduoti ir savo toj romantikoje ir nerdiškume, kurį aš labai visada turėjau savyje, aš jį tiesiog jisai taip ir išbujojo. Ir pabūtų tą Hermioną, kurią vėliau. Rožė, tu tapai tokia rožė, išsiskleidusi. Gerai, prieikime prie romantinių santykių. Tai kaip jums sekėsi su vyru? Kaip sekėsi su vyru, tai va, su juos mes susipažinom tam universitete. Tai buvo ten 4 mėnesiai prieš man baigiant studijas, tai aš jau visiškai buvau viską išlaikius. Aš labai džiaugiausi gyvenimu jau sur vakarėlint ir staiga jisai atsirado mano gyvenime, aš galvoju, nu gerai, mes galim čia nueiti kelis pasimatymus, bet aš vis tiek po to, nežinau, tikriausiai vėl grįšiu muziką, studijuosiu muziką. Jis, kadangi argentinietis, vokietis, jis kalbėjo, kad grįž į Latino Ameriką, gal nori dirbti kažkur Peru ar Čilį, aš galvoju, okei. Kiek šitam sakiny yra visokių tautų ir valstybių pavadinimų, aš seniai girdėjau, tai jau labai įdomu. Welcome to my life. Šį rytą kalbėjome. Tavo vyro vardas? Ignacio. Ignacio. Blem, galvoju, koks Jose. Tai aš ir galvoju, mes susipažinom ir sako, jo, aš iš Argentinos, nu ir dar vokietis. Bet ir aš toks derinukas, wow, žiauriai gražus, 2-metrinis, tikrai žiauriai gražus vyras. Man labai pasisekė. Jį visos buvo įsiminėjusios ir aš tai galvoju, ne, tu būsi mano. Mes tik tai pasimatymą nueisi, bet ne. Liko keli mėnesiai iš to univero, bet aš tai pasimsiu. Taip ir buvo. Jo, bet jisai mane biškė atbaidė greitai, todėl kad, aš nežinau, mes ten mėnesį nuėjom į pasimatymus kelis ir tada jis pradėjo kalbėti apie vaikus. Po mėnesio. Tai buvo balandžio mėnuo. Aš prisimenu dar labai gerai, kad mes sėdėjom prie romantiškai, taip, kadangi tas miestelis St. Andrews yra toksai viduramžių su daug visokių paslaptingų gatvelių. Tai mes čia sėdėjom tą dieną prie pilies griuvėsių. Ten visiška romantika. Ir kalbėjom ir pykomės. Jau balandžio mėnesį mes vasario pradėjom pirmą kartą nuėjom pasimatymą. Nes jisai pradėjo kalbėti apie šeimą ir kaip jisai yra pirmas vaikas iš 7. 7, man kažkaip užsifiksavo 5, bet be 7 jau yra... Skamba dar įdomiau. Šiek tiek intriguoja. Ir kad jo gyvenimo pašaukimas, jisai dabar magistrą jis tada mokėsi tam univerė ir jisai sakė, kad aš kažkaip čia labai ieškojau to savo pašaukimo, kas čia man daryti, aš nežinau, dabar lala. Ir aš vis dėlto supratau, kad mano pašaukimas gyvenimo yra būti tėčiu. Aš noriu būti tėvas. Kiek metų buvo? Jam buvo 24. O tau? Man irgi. Man ką tik buvo 24. Labai jauni. Ir mes žiauriai suspykom. Tai prie pilies griuvėsių turėjo išryškėti jūsų keliai. Ar jūs išsiskirsite? Kaip šitie pilies griuvėsiai sugrius. Ar jūs eisite toliau? Tai kaip buvo toliau? Nu tai man slenka plaukai, nes dabar antram vaikui yra 3 mėnesiai. Visgi jūs išgyvenot. Bet tu pasakai, kad paskui jūs grįžot, tai keliavote į Vokietiją? Ir iš Vokietijos tada tu buvai Argentinoje, ne? Ir tu sakai, ten tau visiškai nurovė stogą, tau žiauriai patiko Argentina, įsimylėjai, nes aš net kažkur mačiau, kad tu sakai apie savo kūrybą, kad tau Argentina padarė labai didelę įtaką.
Ir paskui tu man pati sakai, kad aš esu ne Berlyne, Berlynas man, tipo, ne taip prilipo kaip Argentina ir kažkur esi tarp šitų dviejų šalių. Jo, tiesa. Tai kaip buvo to Argentinoje, nes tu sakai, ir aš turiu paminėti, nes bijau, kad tu nepaminėsi, kad tu visais įmanomais būdais saugojaisi, kad tik tu nepastotum. Faktas. Viską darėjai, kaip būna moteris atvirkščiai ten seka ciklą, žinai, ovuliacijos testu, kad tu šitą darėjai priešingam efektui, kad tik neturėtum vaikų, ne? Jo, nes nuo to mūsų pirmo to susipykimo dėl vaikų taip ir pasiliko. Vienintelis toksai mūsų, jeigu argumentas kyla, tai visada būdavo dėl šeimos kūrimo. Ir jo, mes į Argentiną nuvažiavam, buvom jau 5 metų vedę. Tai mes... Kada jūs susitokėt? Po 1,5 metų. Tai... Jo, labai kaip ir greitai, bet viskas buvo labai aišku. Man labai tai buvo dovana iš tiesų, tai kad staiga buvo viskas aišku. Net tuo momentu, kai dar mes buvom univere, bet po to kažkaip po 5 metų aš nuskridau į Argentiną, susipažinau su visa jo šeima, ten pakvietė mane, nes buvo veselė jo sesės šitam renginyje. Buvo 500 žmonių. 500. Ir jie visi atėjo žinoma į vestuves sesės. Bet jie pažįsta vieni kitus. Bet žiūrėk, aš šitą naują. Aš Lietuvos, reikia prieiti pasikalbėti su visais. Ir aš dabar iki šiandien būna Ignacijos, sako, jo, tai čia šitas ten, kas nors ten, Tai jisai buvo Anos vestuvėse, prisimeni? Kaip galima 500 žmonių? Latino Amerika. Bet tai palauk, jo šeima ir gyvena dabar Argentinoje? Jo, dabar jie visi Buenos Airėse gyvena. Kaip atrodo tavo vyro mama, pagimdžiusi 7 vaikus? Koks požiūris jos yra? Apskritai filosofija gyvenimo. Ar tas jos klausus, ar jums buvo lengva, tarkim, ar kaip, su kokia filosofija jau augino visą tą būrį vaikų? Žinok, nesuprantu aš tos moters, todėl, kad nuostabi. Ar dėl kalbos? Jinai visų pirma, nieko neprisimena. Nėra blogai, blogus dalykus pamiršti. Aš dabar irgi truputėlį pradedu suprasti, kaip nieko gali neprisiminti, nes jau dabar antras, aš nebelabai prisimenu, kaip ten buvo su Eduardu, su mano pirmu. Tai truputėlį jau pradedu kažkaip suprasti, kad gal tikrai nieko neprisimena, kaip su tais vaikais ar sunku buvo. Bet aš esu paklausus, o tavo vaikai, nežinau, ten irgi taip ar valgydavo šitą. Tai valgydavo, man atrodo, viską, bet iš tiesų nieko neprisimenu. Na, žodžiu. Tai su tais 7 vaikais irgi. Aš galvau, ar jai buvo sunku, nesunku, bet pažinus daugiau šeimą, aš supratau, kad jinai visada turėjo pagalbos. Pagalbos iš šeimos, nes šeima žiauriai didelė. Kas nors visi atskrenda, visi Vokietijoje gimė ir užaugo tie 7 vaikai. Jo, visi kokios nors pusseserė, ar brolis, ar kažkas. Ir šiaip argentiniečiai turbūt dar tas temperamentas ir jie labai eina į kontaktą ir šeima turbūt labai yra šeima yra visiškas centras. Jo. Ir todėl Ignacio taip ir nori tos didelės šeimos, nes jo visi geriausi draugai yra broliai sesės. Ir jo ta vaikystė tokia stebuklinga jam nupiešta, jisai vis dar turi. Kažkas buvo tokio nuostabaus. Tai tu ant kiek esi pasiruošus tą didelę šeimą, kur? Ne, 7, ne. 4,5 kokie. 4. Man atrodo, Max, žiūrėsim, kaip čia. Man dar labai įdomu, mes dabar turim klausimų, kuriuo, bet mes tiesiog einam ir, žinai, kalbam laisvai. Tavo apsisprendimas, kaip tu sakai, prie Pilies griuvėsių, man šitas vaizdas stovi prieš akis. Man atrodo, aš dar kažkur selfie turiu. Kad sakai, ne, kažkaip, ne, aš dabar noriu čia savo gyventi, vaikų tikrai ne, bet tavo vyras kažkaip rėmė tave vis tiek tokia, su tavo tokiu sprendimu ir paskui vis tiek jūs pragyveno tą laiką ir tu pasakei, gerai, bet kaip tu nuėjai iki to taško? To nenorėjimo turėti iki to, ką tu dabar... Ar tai buvo netyčiukas tas pirmas vaikas? Ir sakai, ne. Ir dabar tu sakai, aš norėjau 4 vaikų. Kaip persivertė tavo visa ideologija? Nežinau. Gal tau yra lengva tiesiog auginti vaikus ir tu matai, kad čia moterį... Ne, bet tai būna moterų, kurios sako, man aš ne ta moterą. Sunku. Ne ta, labai sunku. Ir dar vienas momentas, mes ką praleidom, tavo karjera ir vaikai. Šitas gepas irgi apsisprendime daug tavo, ką tu paaukojai.
kur tu stovi šiandien ir tiek laiko praėjo ir kokie tavo tokie ryškiausi įspūdžiai ir atsiminimai. Dėl ko tu gal gailiesi arba labai džiaugiesi? Ei, moteris, labai daug klausimų. Gerai, kur mes esame Argentinui? Taip, gerai. Apie karjerą dabar papasakok. Nes tu norėjai būti, ir net tu pasakai, kad Argentinoje, sakai, jau buvo užsikabinę, ten kažkokie produceriai susidomėjo. Jo, ir jau buvo, prasidėjo kad tu karjera galėjai Argentinoj. šauti. Ir tada bam atsirado vaikas. Jo. Kokia buvo ta savijauta? Viskas kontroversiškai. Viskas kartu, žinai, kad tikrai aš nenorėjau tų vaikų labai ilgai ir po to mes gyvenom Argentinui 2 metus, nors tie 2 metai buvo pandeminiai, bet ten vis tiek kažkaip taip viskas susidėliojo, kad mes gyvenom nerealų gyvenimą. Tiesiog 2 tokie jauni, visur eina kiekvieną vakarą, kur nors restoranai, barą, draugai. Ir Argentinoje tas gyvenimas, žmonės tiesiog myli gyvenimą. Ir jie, jeigu sėdi namuose, tai nesėdi namuose, nes visada yra su draugais. Kiekvieną savaitę būtinai yra asado, tai kepa mėsą, vynas ir vakarienė. Aš noriu į Argentiną. Nerealu visiškai. Ir visai kas su šeima, susitikimai, žodžiu. Tai mes gyvenam tikrai... Daug žmonių. O tai kaip introvertai gyvena Argentinoje, pavyzdžiui? Ten nėra tiesiog tokių. Igo geriausias draugas yra introvertas viškas, bet jisai vis tiek kažkaip prasimuša. Žinai, tie memai dabar, kur yra ten mašinai sėdi introvertas ir mojuoja kolegam padarų. Kaip viskas skofani. Uždaro duris. Važiuoju namo, užsidarysiu. Ir šitą dieną pagaliau turi baigtis. Čia toks buvo nuklydimas. Tai Interpėlis. Taip, Argentina, vaikas pirmas į tavo karjerą sustojusi. Jo, tavo mintis, mes vis neprieinam. Kaip tu jautiesi ir po šiai dienai, nes tu sakai, ir antrą vaiko susilaukus, tu irgi ten jau buvo pradėję kviesti Londonai koncertus ir vėl tada antras vaikas. Kaip iš viso, kokiam tu santykiai esi su motinystė ir karjera? Sunku, nes pati aš sakyčiau, tokie kaip 2 sezonai buvo su tais 2 vaikais, nes mes gyvenom tą gerą gyvenimą, tada staiga, aš tuo metu irgi labai daug rašiau muzikos, ją išleidau, tada mane ten pastebėjo Argentinui ir aš pasirašiau kontraktą, vadybininkai šalala. Bet tuo pačiu metu aš jau jaučiau pati, kad mes gyvenam tiesiog savo, taip paini gyvenam, jėga, bet iš tiesų grįžtam namo ir kažkaip kažko trūks, ar man pačiai pradėjau jau kažko trūkti ir aš supratau, kad užteks baliavoti, jau kažką reikia daryti. Kažką rankytėse laikyti. Jo. Jėzau. Tai va, bet tuo pačiu metu jau kažkas vyksta mano karjeroj ir taip, 2 traukiniai vienu metu pradėjo važiuoti. Tai aš pastojau, ką tik buvau pasirašius ten viską ir man prasidėjo depresija. Tokia, aš iš tiesų, tai nenorėčiau taip sakyti, man prasidėjo depresija, nes man ją kas nors konstatavo. Bet, kokius 3 mėnesius pirmosius aš tiesiog gulėjau lovai, kai pastojau, todėl kad aš galvoju, kad mano gyvenimas baigėsi, viskas. Daugiau niekas nieko, ką aš dabar darysiu, man čia kažkas prasidėjo, aš nieko negalėsiu daryti. Ir Igi sakė, ne, taigi viskas bus gerai. Ir jo tos pirmos spalvos tėvystės pradėjo skleistis tokios pozityvios, nes jis nerealus yra šito klausimu. Ir viskas bus gerai, mes taigi vis tiek, taip, mes turėsim vaiką, bet aš tau visą laiką padėsiu, tu vis tiek viską galės daryti. O man buvo visiškai juoduma, po to aš kažkaip iš jos išlipau, pirmą kartą jau pas psichologę, kas ten Argentinoje visai nebe tabu, jau kokius 20 metų pasirodo, tai buvo labai didelė pagalba. O tai kokia tu kalbai pas... Ispanų. Wow, tau gerai sekėsi? Man patinka kalbos labai. Kažką prasme, jeigu galėjai pas terapiją tą native kalbą, tai čia jau... Yes, I am amazing. Man žiauriai patinka kalbas. Tiesiog aš kažkaip neriu jas labai mielai, bet ispanų ypatingai. Nes per kalbą gali, čia nukrypimas, bet surandi savo kažkokių naujų irgi asmenybės. Nežinau, kažkas. Jo, labai tokia... Aš visai kitokia Marija. Asmenybė. Taip, save atradau ispanų kalboje. Džiazuojantį. Tai tave pagydė, dabar tau pagerėjo po kažkiek pagerėjo, mėnesio, jo, pagerėjo. Ir tada kažkuriuo metu jau prieš ateinant Eduardui į pasaulį,
man kažkaip viskas susidėlioja, kad aš dabar supratau gerai, dabar vaikas ir aš po to kažkaip, kažkas bus, bet tiesiog matytos smegenis vis tiek link vaiko, maniškas. jo, ir užgesino visas kitas aistras. Ir aš pirmosius metus ir auginau Eduardą be jokių ten, man liktai be koncertų, nežinau, kažkiek gal koncertavau čia su tėčiu, su broliu, bet tai nėra mano pačios karjera. O kur tu gimdėjai, kurioje šalyje? Vokietijoje. Vokietijai, jūs grįžot paskui iš Argentinos atgal, ne į Europą? Jo, aš grįžau, ten visai buvo, nežinau, 30 savaičių, kad O jau kodėl jūs paskutinės. grįžot, sakai, ten labai patiko tau gyventi? Jo, Argentinoj? labai buvo jėga. Ir Igis sugalvojo, jisai dirbo ten ambasadoj, bet kaip toks local employee. Ir Igis sugalvojo, Igis tai Ignacio, mano vyras. Supratom, kas yra įgūtis. Tai va, Igis sugalvojo, kad aš gal noriu dirbti, aš noriu būti diplomatu. Tai ten konkursai ir taip toliau, bet viską jisai nerdas irgi praėjo iš karto be jokių ten pakartojimų. Ir mes, aš neščia. Paskyrė. Ir jisai perėjo tos konkursus ir tai reiškia, kad pirmus metus ten vis tiek tokie apmokymai vyksta. Tai mes turėjom grįžti į Berlyną. Tai jisai pradėjo karjerą naują, aš pagimdžiau. Tai buvo tie pirmi metai tokie labai keisti. Nes dar čia toks biški juodas nukrypimas, bet dar po pusės metų po gimimo Eduardo staiga mirė Igio tėtis ir tada dar užsidėjo toks debesis ant mūsų visos tos realybės naujos su vaiku, nes kaip ir gražiausi mūsų gyvenimo metai, nes čia kaip ir kūdikis, jisai to kūdikio taip laukia, žinai, jau yra tėvas, bet dabar jo tėvas miršta, žodžiu, ten. Bet dabar mes iš to lipam labai gražiai jūsų antru. Mes dabar, man atrodo, jisai irgi gali tuo labiau džiaugtis ir džiaugiamės ir pačia tą santuoką, žymiai labiau. Bet antras vaikas su kažkaip, nežinau. Tu sakai, kad tau su antru vaiku yra lengva. Ta prasme, daug lengviau negu su pirmu, bet aš dažnai noriu nepamiršti, kad tu grįžai į Berlyną ir tu užsiminėjai, kad tave labai slėgia tas faktas, kad tu neturėjai jokių mamų draugių ir buvo labai stiprus tas vienišumo jausmas. Kaip tu su tuo dylinai ir ar iš tikrųjų vyro pagalba buvo tokia stipri, kaip žinai. Kaip jis tau pažadėjo? Kaip pažadėjo, taip ir ištesėjo. Jo. Šaunuolis. Šaunuolis. Igis labai geras. Na, jau supratom. Gerai, čia neveikia, čia vienišumas, nežinau, buvo tikrai labai sunku. Ir supratau, kad labai reikia man to kaimo. Ir čia brolis gyvena irgi turi 2 vaikus. Ir tie seneliai, mano tėvai yra arti. Ir nors jie būtų dirbantis ir visiškai full, bet vis tiek jų yra. O man labai reikėjo ir šeimos, ir draugių, mano geriausia draugė Elena čia gyvena. Argi ne ta Elena? Argi ne ta, kuris sloguoja visą laiką? Visą laiką starklys panos. Ir kitų slogas gydo. Viskas aišku, kodėl čia jūs taip suėjot. Jo, buvo labai liūdna bės. Mes, aš žinoma, visą laiką, kiekvieną dieną jie rašydavo dėl bet ko, kad ten kosėjimo ir ten bet ko. Nusikosėjo? Okei. Mirs? Eliu. Jo, ir atsimenu, tu sakei, kad tau buvo labai stiprus su pirmu vaiku nerimas toksai, kad jam Žiaurus. bet kas ten, kaip tu sakai, pasuka galvą, jau googlinį, ten pakakojo googlinį, viskas labai labai toks išryškintas. Ir aš nežinau, kaip mano vyras tai atlaikė, tojo, kad jisai dabar, aš nežinau, kokį jau ten 4 savaitę dabar po antro vaiko sakiau, bet aš kažkokia tokia ramesnė, ar ne, su antru, sako, no shit. A ne? Nes buvo, ne, mano balsas visai kukulė. Jo, labai labai nerimau dėl visko, žiauriai pergyvenau ir neturėjau draugų iš tiesų aplinkui, kurios buvo su vaikais, bent jau Berlyne, su kuo pakalbėti, tai buvo tik Elena. Nes kitos jau vyresnės, ten su 3-4, neturi laiko taršyti, mamai naujagimiai, nes aš irgi visiškai gimiau kažkokią naują tokią pasikeitus.
Jo. O kiek jūs Vokietijoje praleidot laiko? Mes dabar Vokietijoje jau 2 metus. Iki dabar gyvenate. Jo. Ir kaip dabar ta bendruomenė, kai 2 vaikai praaugę, ar susirandat daugiau lietuvių draugų, pažįstamų bičiulių, ar užsieniečių, kaip einat į tą Ir iš vis koks tavo požiūris į vokietės, tarkim, mamas? Kas geras klausimas. Hai! Čia iš geros pusės ar iš blogos? Yra kultūrinis skirtumų. Bet papasakok ir apie vokietės mamas, bet ir kultūrinis skirtumus su vyru, man labai įdomu. Šitus du aspektus jie gali. Vokietės mamos, tai visų pirma, taip turim dabar gaują draugų su vaikais. Jie gal ne tų pačių ten metų, bet labai pagerėjo viskas. Tai irgi labai padeda. Savo kaimo dalį. Jo, pagaliau. Gerai. Tai kaimas jau yra. O su Igiu, pavyzdžiui, kokie ten kultūriniai skirtumai, tai jie irgi, man atrodo, dabar ryškėja labiau, kai mes turim Eduardų jau 2,5 greitai bus. Ir visi tie tolerystės dalykai, jie labai parodo, kaip tu nori auginti vaiką. Ir iš tiesų, aš sakyčiau, kad mes net dar prieš turėdami vaikus, mes kalbėjome apie tai, kaip mes juos auginsim ir visai mums išeina ir mes kažkaip iš tų pačių mokyklų auginimo esam. Nežinoma, jo mama su 7 buvo žiauriai griežta iki ten išprotėjimo. Aš tikiuosi, kad mes iki to nenuvažiuosim. Bet jai reikėjo kažkaip sukontroliuoti, suvaldyti bandą. Jo. Bet aš tikiuosi, kad mes ten to neturėsim tų tokių žiaurių griežtumų, pažiūrėsim, bet jie tokie dalykai tik dabar išlenda. Su baby nebuvo jokių ten kultūrinių skirtumų, bent jau auginant vaikus. Aš manau, kad su toddleriu visą laiką yra ta pirma statelė, kai išlenda viskas apskritai. Eik savo. Ir dabar supratau, kad man tikrai buvo su Eduardu kaip su baby. Viskas, manau, kad bus sunku dabar tie pirmi etapai su pirmagimu, kiek ten metų jiem bebūtų, man atrodo, viskas bus, gal tikiuosi, truputėlį palengvės. Bet jo, dabar šitą statelę tolerystės tikrai man parodė, kad mano vyras yra geresnė mama negu aš, nes aš neturiu. Šitą skambi frazę. Jo, labai mane... Bet žiūrėk, nenukrypstam nuo vokiečių mamų dar. Gerai, vokiečių mamos. Eisim vėl prie tavo vyro, nes čia jau pusiau podcastas apie jį. Tai tas vokietis... Galim įklijuoti jo vaizdą. Jo avatarą įdėsim čia kažkur. Nerodykit moterims. Šiaip labai įdomu. Atimsiu mano gražų vyrą. Tai mes nerodysim 2 metrų ūgio, mes tik veidą kažkaip iš nugaros. Tai vokietės mamos. Jo, jos tokios yra, jos šaldo vaikus žiauriai. Ta prasme šaldytuvą ten? Panašiai. Nerengia visai žiemos. Ai, čia tas grūdinimas. Jo, grūdinaviškas. Nes aš tai, nežinau, Vilna ir dar truputėlį Vilnas. Ir ten žiūriu, ir tiesiog raudonos, tokios bordinės rankos visų beibiukų laukia, be kepurių. Jos šiaip, aš sakyčiau, dabar, kadangi, sakau, turiu toddlerį ir mes vasarą ėjom daugiau į tas žaidimų aikšteles. Mes labai užsidariusios. Nors Berlynas labai toksai international city ir ten visi, žinai, labai daug yra visokių tautų susimaišusių, bet jeigu, atsiprašau, gal vandenėlio išgerkite. Jeigu nelabai maloniai sakys, tai dažniausiai bus vokietės mamos, kurios tiesiog labai tokios, nežinau, man atrodo, užsidariusios ir jos tik tai savo miniatiūriniam kaimeliu. Nenori draugauti. Nenori. Nenori draugauti su manim vokietės, bet, nieko tokio. Bet čia Berlyno. Nenori su manim draugauti. Bet, žinai, gal ir šiaip, vokiečiai yra jau toksai šablonas, kaip ne šablonas, stereotipas labai sena, kad yra labai struktūruoti žmonės, konservatyvus. Aišku, dabar jau viskas yra persimaišę nuo pačio Berlyno, žinai, ten kontingento, nes labai margas yra. Bet aš įsivaizduoju, kad turbūt jau tos grynos vokietis tikrai yra tokios, nėra, kad labai... Gana kvadratinės, sakyčiau. Ganėtinai kvadratinės, kas turbūt priešingai su argentinietėm. Nežinau, ar tau teko su mamom argentinietėm. Dar neteko, man atrodo, dabar aš į tai to paragausiu, nes mes dabar 2 mėnesius būsim Argentinai. Tai dabar aš pagyvensiu kitose žaidimo aikštelėse. Kurios nerealios Buenos Aires yra, o Dieve, aš ten. Tai va, šiaip
labai žinai įdomu, nes daug kas priklauso nuo to, kaip kažkokios šeimos tu pati buvai, kadangi muzikantų aš įsivaizduoju, kad vis tiek tą laisviau šiek tiek augino. Nebuvo tokio irgi visiškai konservatyvaus senovinio auklėjimo, ar aš klystu? Nebuvo. Mano mama, sakyčiau, buvo griežta, bet labai mylinti. Bet mes kažkaip turėjom to, vis tiek suradom labai tą... Va, man išsijungia kartais lietuvių kalba. Aš todėl ir bijau, nes man kartais išsijungia lietuvių kalba. Mes susigalvosim užpildyti tavo šitą. Bet tai klausyk, aš noriu sugrįžti prie tos skambios frazės, kuri man labai irgi užklikino mane, tai kad tavo vyras yra geresnė mama negu tu. Nes man pačiai labai būna dažnai tokių minčių, kad, blemba, tikrai atrodo daugiau tos kantrybės, daugiau įsitraukimo, ten pas mane milijonai minčių ir reikalų, o, mano ten, tarkim, partneris visai kitaip, žinai. Tai kaip pas tavo vyrą, tai pasireiškia, iš ko tu nusprendai ir kaip tu pajauti, kad jis yra geresnė mama negu tu. Jis turi žymiai daugiau kantrybės. Kai jis neturi kantrybės, mane tai žiauriai užknisa. Kas yra labai juokinga, nes jisai... Per metus porą kartų gal tik. Jo, jisai, nežinau, nesuprantu, kodėl jisai toksai yra geras. Jisai, pavyzdžiui, geras pavyzdys iš šio ryto atsikėlė baibis 7, bet jisai keliasi labai dažnai, jisai yra labai didelis vaikas. Ėdrus vaikas? Žiauriai ėdrus, jau link 9 kilo. Oho. Grietinėlę siurbia kiekvieną naktį. Ir kartais kas valandą, ir aš vis tiek ten ryte esu toksai visiškas zombis, bet šį rytą jis atsikėlė ir žiūri, kad Igis kažkaip labai įmigęs, nes jis dažniausiai tik tai ryte jau ateina ten 6, 7, ten pusė 7, jis atsikėlė ir pasiema vaiką kiekvieną rytą, visą laiką. Ir duoda man pamiegoti bent jau valandą, jeigu dirba iš namų 2. Ir žiūriu, gerai, įmigo, ir aš pasiemu tą vaiką ir po 2 valandų atsikėlė Igis, kaip ant mane supyko. O Dieve, kodėl? Taigi, Marija, ar tu juokauji? Taigi, aš tavęs klausiau, klausė per miegus, ar man paimt vaiką. Aš galvoju, miegok. Taigi, aš turiu jį pasimti, tai ką aš veikiu visą naktį? Aš miegu, ką tu veiki visą naktį? Nemėgiu. Tai kodėl aš turėčiau miegoti ryte? Žodžiu, jisai visai, kad taip ir nori lygiai taip su ta muzika. Sakau, nežinau, dabar man reikėtų įrašyti, bet aš tiesiog visiškai tokia esu overstimulated, aš nieko negaliu. Sakau, taigi viskas gerai. Aš jos pasimsiu, bet tu dabar gali būti su 2. Taip, aš galiu su 2 pabūt, bet ar tikrai ir visiškai visai, kad įsijungia į tą. O kaip su darbu? Tarkim, nes tu esi diplomato žmona, dabar tavo toks yra statusas, ne? Gerai skamba. Skamba labai puošniai. Puošniai skamba. Realybė kitokia, bet. O tai kaip atrodo realybėj? Ką veikia diplomato žmona? Dalyvauja kalėdiniuose labdaros vakarėliuose. Čia gal kai man bus šiam, gal tai važiuoju. Jo. Labai gerai yra, kad aš esu atlikėja, muzikantė, aš rašau muziką, produsuoju. Tai reiškia, kad aš kuriu savo grafiką pati. Ir čia pažiūrėsim dar, nes vis tiek su tais vaikais, su neštumu, aš, pavyzdžiui, turėjau turėti koncertų, jų neturėjau. Tai žiūrėsim ateityje, kaip bus. Todėl, kad aš irgi norėčiau išvažiuoti bent mėnesiui iš kažkur iš to šalies, kur mes gyvensim kokiam turui. Bet žiūrėsiu, ar tai yra įmanoma su jo darbu. Nes kol kas tai viskas kažkaip gražiai miksuojasi, nes daug po COVID vis tiek žmonės dirba ir namuose, tie patys diplomatai, bet mes dabar buvom Berlyne, kas yra tas headquarters. O kai mus kažkur išsiūs, ir labai gaila, aš negaliu jums pasakyti, kur mes važiuosim, nes mums vis dar nepaskambino. Sakai, galbūt į Afriką, ne? Aš manau, kad mus į Afriką siūs. Kur? Nežinau. Bet kas kiek laiko keičiasi šitą lokaciją? Kas 3 metus. Tai mes dabar Liepos mėnesį ateinant išvažiuojam, 3 metam kažkur, ir tada grįžtame gal Berlyną. Ir taip pat, tak. Berlynas tokia vėl centras. Man labai gražiai skamba, kai tu pasakoji, kaip jūs su vyru keičiatės, miksuojatės, ir toksai skamba tavo žodžiuose, kad jūs patenkinat vienas kito išsipildymą tokia, žinai,
jis nori daryti tą, tu palaikai, ne, tu stipriai palaikai, jisai... Aš gimdau. Jo, ir jūs taip, žinai, kortuojatės gražiai. Tu man šitą, aš tau šitą. Bet čia ir yra jūsų toksai santykių toks balansas, nes jūs gyvenat, aš kaip suprantu, nu, visko būna gražiai. Jo. Ar čia yra jūsų ta formulė, jisai palaiko tavo dainavimą, koncertus. Nežinai, būna poroj labai daug egoizmo. Eik pas vaikus ir sėdėk ir čia dabar augink ir viskas. Ir ta mama, žinai, jinai vysta ir žmogus suvysta visiškai, paskui ten visos kitos problemos. Nes dažniausiai, kai gimsta vaikai, vyras pildosi, ten daro karjerą dažniausiai. Yra žinai, babkių kalėjęs, Jo. pagrinde. O pas jūs taip labai... Labai gražu klausyti, kad jisai irgi dirba, kaip ir realiai vis tiek jūs sekate į skirtingas šalis, tai pagal palei vyrą, žinai, ten kur. Ir atrodo, kaip ir tu prisitaikytum ir jau nueini į tą kažkokią kitą rolę, bet kartu šeimoje tu jauti žiaurų palaikymą iš vyro ir nejauti visiškai jokio diskomforto. Nu, aš kiek girdžiu iš tavęs. Visiškai ne. Tai tikriausiai tavo tas kelias ir siekimas paskui vyrą labai prisideda prie to, aš įsivaizduoju tavo apsisprendimą. Nes jeigu jis sakytų, eik tu kokią dar muziką, tipo, tai tada bye. Ne, aš jau šitą pračekinau, matyt, gal net apie tai per daug negalvodama prieš visas vedybas, nes jo, kitaip aš negalėčiau. Jeigu Ignacio nebūtų Ignacio, tai aš nežinau, ar aš norėčiau 4 vaikų, aš nežinau, kiek aš jų norėčiau, aš nežinau, ar aš jų dar turėčiau. Gal aš jau dabar būčiau, turėčiau savo karjerą muzikinę, gal čia Lietuvoje kitokią, bet mano gyvenimas iš tiesų labai turtingas, todėl kad mes būtent vienas kitą labai palaikom ir tai buvo pažadėta ir labai ištesėta. Ir tai labai gražiai skamba. Fainai, jo, toksai ant svarstyklių. Aš labai mažai girdžiu tokių istorijų. Jo, ir aš norėjau paklausti tavo nuomonės, nes pas mus iš tikrųjų projektai yra labai daug, čia, žinai, yra Lietuvos dar kontekstas, tai yra kitokios spalvos, bet mes ir nesistengiam, žinai, kažkaip čia pagražinti, rodom tą realybę ir yra daug mamų, kurios būtent jaučiasi tokioj labiau aukos pozicijoje arba tokioj antraeiliam vaidmenį. Ir iš vienos pusės galėtum sakyti, kad čia yra tiesiog skundai ir susiimkit ir pradėkit kažką daryti. Iš kitos pusės tu supranti, kad aplinkybės tiesiog žmogų pastato į tam tikrą poziciją. Bet ką tu pati apie tai mąstai, nes tavo gyvenimas yra kitoks, ar ne? Jisai nėra standartinis, tavo vyras tave, kaip sakai, labai palaiko. Koks tavo požiūris į visą, tarkim, tą turinį, kurį mes viešinam apie tai, apie moterų šitus pasisakymus, kad man blogai, manęs negirdi ir taip toliau. Aš nežinau, puikiai suprantu tai, kad lygiai taip pat turiu draugių tokiose situacijose ir jeigu mes labai taip eitume į tą kasdienybės rutiną, tai ten irgi milijonas tokių būna kivirčių, kur irgi nesupranta visiškai ir galvoju, tik tai visą laiką prisimenu, kad vis dėlto esu labai too blessed to be stressed. Bet jo, kiekvieną dieną yra visokių. Bet aš negalvoju, kad tai, ką aš skaitau ir tai, ką aš girdžiu ir iš savo draugių, kad tai tokie pasibėdavojimai. Aš labai kaip tik išgyvenu ir aš nežinau, tik tai nenoriu atsakyti, kad čia irgi ar Lietuva, čia tiesiog daug yra tokių porų ir labai daug tokių vyrų, kurie nėra tam pasiruošę ar to gal visai nenori. N tokių irgi yra. Arba galų gale jų visai kitokia charakteris kitoks. Jie tam tiesiog tai ne jam. Čia, kad aš sutikau tokį žmogų, kuris sakė, kad jo pašaukimas būtų tėtis. Aš nesu girdėjusi Lietuvoje, kad taip kas nors pasakytų. Nežinau, aš tai, čia, žinai, tų situacijų yra visokių ir negali taip labai sudėti dėžutės, kodėl taip atsitinka, kodėl, tarkim, porose yra toks disonansas, ten, tarkim, moteris labai dažnai pasiema ownershipą tos motinystės, neša tą vėliavą ir antiek neša, kad jau galvoja, kad vyras to nebepaneš, tada vyras įjungia apatiją, nes galvo, jeigu tu tvarkaisi, tai tu tvarkykis viena. Yra tokių situacijų, yra kitų, kaip tu sakai, vyrai galbūt nepasiruošę, jie gal ne to norėjo, žinai. Tai man atrodo, čia mes, tai galim spekuliuoti. Jo, čia spekulacijos. Bet ką norėjau tiesiog pasakyti, kad fainai iš tavęs girdėti labai daug tokio, pozityvo. Ir net, kai tu sakai, kad
sunkus tau yra vaikų auginimas, gal gali papasakoti, tai kas sunkaus? Ei, ne, aš nenoriu sakyti, kad labai kiekvieną dieną atsikeliu, pasidažau. Ne, šiandien dažiaus mašiną. Kas sunku? Sunku matyti man pačiai su savim, tai kad aš labai pasikeičiau po tos motinystės, o gal kaip tik tiesiog išiškėjo mano pačios visos blogosios savybės, kurių aš nemačiau kasdienybei, kai gyvenau savo. Tai kai, žinai, nieks netrigerina, tai tu gali jas paslėpti geriau. O trigerina kaip visą laiką, 24/7 pastoviai, tai išlenda kažkokių negražių dalykų labai greitai. Tai man tai, nežinau, ar aš pati savo apsisunkinu, ar tiesiog irgi esu tokia kažkokia sukurta, kad man yra sunku, nežinau, labai ilgą laiką sėdėti su vaiku ir žaisti ir galvoti ir fantazuoti ir jam kurti kažką ir jį dominti. Man žiauriai sunku. Dabar sakau su antru. O tai ką tavo vyras sako tada, aš pakeisiu tave, ar sako, tai ką tu negali išsėdėti ten? Ne, jo, mes pasikeičiam. Jeigu jis mato, kad man jau visai kaput, tai jisai tiesiog pasikeičia. O kaip tu tai... Sako, dabar tu eini... O kaip tu pristatai vyrui, kad tau yra blogai? Jis mato, žveino, man būna... Bet čia irgi yra, žinai, būdo, irgi bruožai, tikriausiai pas mus irgi daug tyli, nieko nesako, iki tos sprogimo, kol įvyksta konfliktas ir ten, tarkim, čia tipiškai dažniausiai būna, kaip tu vaiko nepažiūri, man blogai yra, žinai. O kaip pas jūs vyksta, tai nuskaito iš veido iš karto žmogus. Visiškai. Jo. Nes pas mus yra ir psichologo kabinetas sakyt, kalbėkitės. Kodėl tu vyrui nesakai, kad tau blogai ar tave pakeistų kažką tokio, žinai. Bet aš čia girdžiu vėl visai kitą istoriją. Pamintilinos įsitikinimui. Jo, mes žiauriai daug kalbam. Sunku kalbėti labai, bet... Kokia kalba bendraujat namie? Anglų. O kai koliojatės ir keikitės? Kartais labai nenoriu aš tos rusų kalbos naudoti, nes nekalbu, bet kartais kažkaip kalbu ruskai aš tik tai. O vaikai kalba... Eduardas dabar kalba vokiškai ir lietuviškai. Jisai dar vis tiek mažas ir kadangi jisai girdi 3 kalbas kiekvieną dieną, ir dar yra ispanų iš Argentinos, nes dabar, pavyzdžiui, dar labai greitai grįžtant prie tos pagalbos. Ir aš supratau, kodėl ta mama užaugino 7 vaikus. Jinai pas mus dabar buvo 2,5 mėnesio Berlyne, kai gimė Tomas. Tai buvo nerealu. Aš galvau, kad ant lapo Anyta bus pas mane... Blacklistė, ta prasme? Ne, 3 mėnesius, aš nusišausiu. Tai buvo nerealu. Tai su Anyta tavo santykiai yra geri? Labai geri. Va, matai, visiškai visi įsitikinimai yra. Čia, kai aš galiu irgi šitą, kaip čia, sugriauti šitą mitą ir paantrinti, viskas priklauso tik nuo tavo požiūrio. Nuo mamos požiūrio, kaip priima Anyta, nes mano atveju, tarkim, sakykime, buvo priešiškumas, bet kai tu priemi tą žmogų, koks jis yra ir pagalba jos, kaip jinai nori tau padėti, yra gyvenimo gelbėtojas ir ten iš viso, ta prasme, reikia pasistengti, suprasti ir priimti tą žmogų, kuris nori tau padėti. O ne taip, žinai, kad ateis čia man ir vadovaus kažkokią aiškins ten. Bet žinai, tu vadovavimo, pas mus Anyta iš vis yra hashtag Anyta, jeigu būtų, mes galim kalt turinį apie Anytą ir visą laiką bus milijonas, žinai, visą laiką, visą gyvenimą aktuali tema. Kuo daugiau vaikų gimstančių naujai, tuo daugiau keisų su Anyta. Tai iš tikrųjų yra ir daug pačias, taip sakom, Anytos pasikeičia, nes taigi jų ten sūnaus vaikelis, pas ją sakė, tiesiog tas požiūris iki vaiko vienoks, po vaiko kitoks. Tai daug milijardas tokių keisų. Mano atveju aš irgi, mano su Anyta labai faini santykiai, tai aš labai prijaučiu. Paantrinu abiem. Jo, aš kiek prisimenu save ir galiu pasakyti, kad mes pačios esam žiauriai bjaurios kartais. Tokio bjaurumo yra. Apskritai santykėje su Anyta reikėtų čia giliau pakasti, kodėl tas bjaurumas... Su kiekvienu žmogu, man atrodo, kuris tave trigerina, tai čia nebūtinai tas žmogus dažniausiai tai yra. Tai ko gero truputėlį reikėtų save pasižiūrėti ir paskui gali būti, kad žiauriai, tai vis vaiką pažiūrėsim.
Jo visą laiką, bet kaip ir tu sakai, nebuvo, kai staiga atsiranda tos rankos papildomos, tu galvoji, oh my god, bet žinai, mes kažkurioje tai tinklalaidėje esam nagrinėjusios šitą temą, kad tipo, visą sako, man reikia pagalbos, dabar čia visi auga be pagalbos. Psichologė Rasa. Ta prasme, miestietės mamos, kurios iš kažkokių mažesnių miestelių atvažiavusios, sako, va, čia anksčiaugi turėdavo kaimą, tą vadinamą, dabar neturi, dabar čia taip sunku, bet tada psichologė sako, o dabar jūs pagalvokite, ar jūs galėtumėt taikytis prie to kaimo taisyklių, nes privatumo ir ribų klausimas atsiranda labai labai aštrus. Yep. Nes tau dabar čia nereikia nei kažkam aiškintis, nei su kažkuo koliotis, yra fizinis atstumas didelis, o sako, tu gyveni, žinai, kaip yra ir mažesnėse miesteliuose iš anksčiau, pavyzdžiui, vienas namas didelis, pirmam aukšte seneliai, antram vaikai. Nu ir tipo fainai, bet ar tikrai? Ne tikrai. Mano brolis taip gyvena su mano tėvais. Taip yra, pas mus irgi toks pavyzdys buvo ir tai auga kelios kartos, taip ir santykis yra tikrai komplikuotas, nes kai vaikai nori išvažiuoti, atsitinka taip, kad tu kažkoks pasidarai blogas, kad tu nori išvažiuoti ir apleisti šitą kaimą. Ir tada santykiai tampa tokie, kaip tu čia, o tai palaukite, tai kai aš numirsiu, jūs negyvensit pas mane šitoj troboje ir savo ten neauginsit. Tai čia toks jo. Žinai, man atrodo, aš esu susidūrus su tokiais, kad žmonės labai bijo vienatvės. Jie labai bijo, kad jis niekas nepasirūpins. Ir ir iš to kyla ta toks iš to pyktis, labai kyla, matai, pyktis čia jau mes irgi kelintą kartą, man čia tokia nušvitus idėja yra, kad pyktis slepia labai gilų liūdėsi. Ir dažnai žmonės dėl kažko pykdami iš tikrųjų liūdi, jiem yra skauda. Bet mes čia labai uždypinom. Aš turiu klausimą vieną, kurį pasirašiusi esu, man jis yra labai įdomus, nes jis yra, pavadinkim, toks hipsteriam ir miesčionim nebūdingas. Tai šiuolaikiniam žmonėm visiškai nebūdingas. Tu sakei, kad kai tu pastojai ir jau tavo karjerą ten jau nusidriekus raudonų kilimų, galvoji, nu blema, nu kodėl čia dabar, bet tada pabrėžia, kad esi tikinti ir galvoja, kaip turės būt, taip, galiausiai ir vyks, jeigu tai lemta. Gal gali, mano, tai net balsas susijaudina, labai įdomus klausimas. Gal gali papasakot, ką tau gyvenime reiškia tikėjimas ir ar tu jį praktikuoji ir iš ko tai atėję yra? Jo, tikėjimas yra tokia, mano tikriausiai stuburas. Budizmą išpažįsti. Jau. Tu kažkokį išpažįsti kryptį, tik, ta prasme. Ne, aš esu katalikė. Romos katalikė. Nu, ką žinau dabar visur. Čia būna visko. Jo, sako, kad aš vieno tokio, sako, krypties, vieno tikėjimo neturiu, man patinka ir ten būdai padėkoti, žiedlapis apibarstyti ten. Ir įdomu. To Linos pizdavojimuose ateis etapas, paskui apie kristalus, kaip pradėjau šnekėti visą. Ne, aš tik norėjau šitą pasakyti, kad aš esu ne vieną kartą girdėjus, kad dabartiniai žmonės, jauni, mūsų karta, nepasirenka vieno, bet jie iš principo tiki ne vienu dalyku, o kažkokią materiją, kažkokio subjekto, objektų tiki. Tai kaip pas tave yra konkretu labai, ar tu tiki visur, kad vis kažkas yra tarp mūsų ir šitam kambarį? Ne, konkrečiai. Ir man tai patėjo visai tyčia, netyčia. Čia buvo, tas tikėjimas yra dovana iš tiesų. Taip ir šiaip krikščioniai sako, kad tai yra iš Dievo gaunama dovana. Tu nebus taip, kad atsikelsi, staiga ir pradėti tikėti. Dažniausiai tu turi vis tiek tos dovanos prašyti. Ir aš jos matyt, kad prašiau nežinodama apie tai, todėl kad už mane, mes buvom rekolekcijose su mama, man buvo 12 metų. Kas yra rekolekcijos? Rekolekcijos yra... Atlaidai? Ne, rekolekcijos yra, kai tu važiuoji kelias dienas, toksai atsitraukimas nuo kasdienybės ir jos gali vykti kartu bendruomenė iš bažnyčios, arba tu prisijungi prie kažko dažniausiai. Daug meldžiatės, mažai valgot, susidarot kambarėliuose. Jo, ten visokių būna išraiškų. Tylos ten būna valandos. Būna tylos rekolekcijos, žodžiu. Bet tiesiog truputėlį atitrukimas nuo rutinos, pabuvimas su Dievu, su savim,
jo, daug maldos, bet man buvo 12 metų, aš galvoju, aš nenoriu čia būti. Jos tos rekolekcijos buvo iš viso ten laukuose kažkur, netoli Klaipėdos, buvo vasara, gražu, bet aš vis tiek buvau labai, aš norėjau tik tai klausyti muzikos, nenorėjau tos rekolekcijos būti. Bet žodžiu, taip įvyko, labai greitai papasakosiu, kad už mane meldėsi keli žmonės. Nes buvo tiesiog toks maldos kaip vakaras ir tu galėjai prašyti, turėjai intencijas, pasakyti, kad aš noriu, kad pasimelstumėte už mano, nežinau, ten ar tėtį ar kažką. O aš prašiau, aš sakau, aš noriu šventosios dvasios nes aš girdėjau, kad kažkas prašė šventosios dvasios. Nusikopijavai tu tiesiog. Taip, viskas copy-pastas, nes nežinau, kas čia vyks ar kodėl aš esu. Ir už mane pradėjo melstis, aš tiesiog stovėjau užsimerkusi ir tiesiog taip kažkaip atsitiko. Kiekvieną kartą, kai aš pasakoju, man iš karto viskas pagaugais, todėl kad tai buvo tiesiog dovana, man duota į širdį, į sielą, į rankas ir aš po tos maldos aš supratau, kad jo. Tiesiog žinojo, ne? Everything makes sense. Bet labai fainai. Man labai gražu iš tikrųjų šitas dalykas ir aš dabar padarysiu kvantinį šuolį, kaip Lina sako, nes bijau, kad pamiršiu paklausti, nes kol tu pasakai ir man iškart galvoje atsiranda, kai tu pasakai apie sunkumus su vaikais, nors šitas tikėjimas atrodo, jau tu viskas, jau tu esi, žinai, nirvanai visą laiką. Kaip tu apibūdintum save kaip mamą apskritai? Aukšta. Pikta. Nežinau, labai geras klausimas. Man atrodo, aš bijau šito klausimo, nes aš labai bijau galvoti apie save. Žinok, čia ir sveikstama šitą laidą, čia kaip terapija. Labai bijau. Ne vieną kartą yra nušvitimas. Lina, kaip su marškinukais. Iš kokio, nežinau čia kokį žodį. Konsiliumo, žinai. Tai prašom, kaip jaučiatės? Aš visą galvoju, kaip aš savo vaikams, kokia aš esu. Tai vad labai įdomu, iš tavo, gal mažiukas tai dar ten pasižinai, kaip jis tave suvokia, bet jau iš to todlerio, kaip tu galvoji, kaip jis tave mato? Dabar tai man skausmas dėl todlerio, tai kad aš manau, kad mažiukas mane mato kaip, tiksliau, todlis mato kaip mažiuko mamą, nes aš labai mažai su juo būnu, nes visai ką maitinu pastoviai. Tai nežinau, kokia aš esu mama. Ar gera. Man vyras sako visada, kad tu esi labai gera mama, o aš visą sakau, tai labai gerai. Esu negera mama. Todėl, kad neturiu kantrybės. Aš tiesiog visiškai atrodo, kad ta kantrybė. Kartais būna irgi tokie nušvitimai, nežinau, daugiau pamiegu, daugiau pavalgau ir aš būnu labai tokia savimi, ta tokia senoji Marija, kuri turi daug kantrybės, yra labai laiminga ir aš tokia šiaip būnu, bet su vaiku, jeigu labai ilgai praleidžiu daug laiko, tada jis mane visiškai užtrigerina ir aš nebegaliu būti tokia gera. Bet aš tada paskrolinu, žiūriu, memsai visi apie tai irgi sako, kad jau ten 5 valandą po visos dienos su todleriu, tai jau būni drakonas. Aš tai galvoju. Gerai, gal aš ne viena drakonė. Kaip atrodo, tarkim, jūsų diena dabar kaip du vaikai? Tai tavo vyras dirba iš namų arba jis išeina? Ar tu visą laiką būni su abiem vaikais? Ar kaip? Mažas eina darželį, nes darželį Vokietijoje veda nuo metų. Mes ėjom nuo 1,5, bet iš tiesų tai nuo 2. Kai gimė Tomas, tai Eduardas daugiau pradėjo darželį. Tai tom dienom, kai sirgo Eduardas, Ignacio irgi mane labai nustebino, jis sakė, ne, aš pasiliksiu, aš tiesiog kažkaip sustarsiu su darbu ir pasiliksiu. Aš iš tiesų nepraleidau, man atrodo, dar nei vienos dienos, viena su 2. Maladies. Bet pasikalbam apie tai gal kovo mėnesį, kai grėsia mane. Aš tiesiog bėgu nuo to. Dabar Lietuvoje esam 2 savaitės, tai yra vis tiek pagalba. Tada Argentinai būsim 2 mėnesius, tai bus daug pagalbos, bet tada bus tikrai tų tokių... Šokas bus toksai. Žinok, labai būna šokas, nes kai tu pasakai, man irgi vyras labai, ta prasme, gali pasirinkti daug dirbti iš namų ir kadangi pametinukai pas mane ir aš neatsimenu, realiai tai nėra, kad su abiem būtum visą dieną. Jo. Nežinau, kiek dienų. Vien dėl to, kad vyras irgi, jeigu yra abu vaikai namie, žino, ant kiek tai yra mind-blowing ir jisai tiesiog būna. Ir
Ir aš irgi, vat, kai tu sakai, tada tu lieki viena su abiem, tai būna, tipo, ir man pirma mintis yra, kas čia vyksta, kaip man save susirinkti iki vakaro, nes vakare tai aš visiškai gin and tonic nuotaikoje esu. Kurio, aišku, neišgeriu, bet aš tada galvoju, kaip mamos išgyvena tos, kurios būna, diena iš dienos. Su dviem pasakyti. Jo, mes matom Liną, jinai vienintelė su baltais marškiniais šiandien. Prašau. Aš su savo dvyniais išgyvenau būdama, aš labai daug su jais būdavau viena ir aš išgyvenau dėl to, kad aš geriau ir rūkiau, reikia įeiti tam tikrą būseną, nes kitaip neištversi. Žinai, kažkokį, kaip sako, tu būni šioj akimirkoj čia ir dabar išgyveni. Tai mano diena susidėdavo iš atkarpų, aš stengdavausi išgyventi tas atkarpas ir sulaukti vakaro. Nes tada pati geriausia dalis. O šiaip apie būseną, kai eini, tai aš visą laik būdavau tokia šiek tiek pakilusi virš visko, virš buities, virš vaikų ten reikimo, ten poreikių. Nes kitaip tu ten, jeigu 100% įsitrauki ten į šūdų valymą, plovimą, virimą, maisto, košių, ten tvarkos, tai ta prasme neįmanoma išgyventi. Kaip mes su Sigita apie perfekcionizmą kalbėjom, kad be šansų. Tada tu atsirandi, ko gero, ten vasaros kokio gatvėje. Tai va, man padėjo labai toksai. Žinai, fainai, kai, visų pirma, sakau, man visą laiką mintis yra respektas, kai moteris tiek ištempia, bet aš tada galvoju, čia labai dar nuo žmogaus priklauso, žinai, kiek jisai pats yra karys toksai, kiek geba turėti kantrybės ir atsiduoti tiem vaikam, žinai. Bet, pavyzdžiui, aš žinau ant savęs, kad iš manęs kokybės tai ne kažką, žinok. Jau ten po kelių valandų, ne kažką tikrai. Ir aš galvoju, blemba, tikrai gerai, kad irgi mano vyras tiek daug padeda, nes, nežinau. Tikrai. Jo, šiaip priklauso nuo charakterio, nuo būdo, nuo visų čia jaučiu pripasakot moteris dar belenko. Ten, aš irgi žinau, ten pažįstama mano viena. Aš tiesiog nebegaliu, aš negaliu, aš žiūriu ir galvoju, aš irgi negaliu, bet tiesiog atsistoju, einu ir darau ir viskas. Žinai, čia yra tiesiog toks, požiūrio klausimas, bet būna, kad tu tikrai negali. Jo. Tada aš nueinu į tualetą. Mama. Bet klausyk, norėjau tavęs paklausti labai trumpai, kadangi tu sakei, sužinosi jų ant dienų, kurius vėl į kokią kitą šalį kraustysite. Atsiųsk atvirukam. Su žirafa, jeigu tu Afrika. Labai įdomu, ar nėra pas tave nerimo? Ką manau, kad... Aš jį pas tave daug nerimo, ar tu esi tokia neurotiška asmenybė, ar ne? Aš sakyčiau, banguoja. Nes vat, su vaikais jau dabar, su dviem. Kokios pas tave mintis galvoji verda? Aš apie persikraustimą gal ne bendrai. Jo, nes dabar iš karto peršoko gal mintis, babies, viskas jam gerai. Persikraustimą bijau ligų matyti labiausiai. Todėl, kad Afrika, malerija, aš iškart jau galvoju, ten ant lovų reikės susidėti visą laiką kažkokias ten žoldas, ar ne, kaip tai ten, jau man mintis ten gyvena. Jo, iš karto. Tai jo, tas persikraustimas, žiūrėsim, kaip bus. Gerai, kad yra šeimos vis tiek diplomatų prieš tai jau gyvenančios, tai jos visą tą savo know-how mums tikriausiai perduos. Tai kažkaip išgyvena. Žmonės gyvena visur. Aš visai galvoju, gerai, viskas gerai, žmonės visur gyvena. Vienintelis dalykas, kuris pasikeitė dabar po antro gimdymo, tai kad aš galvojau, kad aš pagimdysiu bet kur. Vešk mane, bet pagimdysiu, viskas gerai. Dabar po antro, kadangi jis buvo milžinas, 4,5 ir ten galėjo būti blogai, bet buvo viskas gerai, išgimdžiau labai greitai. Vėl Vokietijoje. Jo. O aš noriu paklausti, o kaip Vokietijoje su gimdyviam ir visų požiūrių ten, skausminamieji, ten sako, kad baisiai kankina, ten lietuvės neduoda vaistų. Jo, vaistų nenori duoti. Ibumetino duoda. Paracetkės turi atsinešti savo. Vaistų tikrai nenori duoti ir nenori ten labai, ten nekiša tavo epidūro. Man kas pasisekė, tai tiesiog, kad gimdymo buvo gana greiti. Su antru skatino jis buvo gan toksai intensyvesnis, ilgesnis, bet vis tiek aš galvoju, viskas pasibaigs, viskas bus gerai. Tai jeigu tu nori tik tai iš karto nuskausmą, tai tikriausiai nebus Vokietijoje. Bet šiaip požiūris, bent jau man, kaip
pasitaikė, tai, aš buvau kaip princesė. Abudu atvejai buvo. Nes aš pasiklausau irgi iš čia kokių nors istorijų ir aš galvoju, aš nenorėčiau. Bijau, žinoma, kad čia priklauso. Visur visko būna. Manau, kad tikrai ir ten visko būna. Bet aš rinkausi mažesnės klinikas, kur daugiau būtų tave žiūrima, kad nebūtų fabrikėlis, nes ten aš irgi galvau, aš eisiu ten į geriausią Berlyno, didžiausią ligoninę. Ir ačiū Dievui, kad taip nebuvo, nes su pirmu aš ten ir turėjau gimdyti, aš dar nuėjau per Sarėmus ir kitos ligoninės, mes netoli gyvenam. Ir tada ten buvo streikas. Tai nebuvo. Likimo siųsta dovana. Taip, ir tada mus siuntė už Berlyno ir aš ten greit pagimdžiau ir viskas tam buvo gerai. Jo, tai... Tai klausyk, aš jau noriu mūsų pokalbį užbaigti tokiu mūsų simboliniu klausimu. Aha. Mes pašnekom užduodam klausimą apie ką? Motinystės, what the fuck, bet aš galiu dar biškį įsiterpti, kadangi sakėm, mūsų šventinė tokia laida ir va čia pasipuošia mūsų studija viską apie kalėdinės tradicijas. O, geras. Nes jūsų labai tokia miksuota šeima. Darai silkiu? Kiaušiniai daryti ten. Ir žinai, tu susinešiai tokį iš visų pusių tokį katilą, daug visokių dalykų. Kaip jūsų šeima pati kuria tradicijas, kokias? Nes jūs jau kaip ir nauja karta, švieži tėvai, kiek jūs pasiema tų ingredientų visokių ir padarot savo tradiciją kažkokią? Galiu pasakyti jau dabar, kad truputėlį šiaip, aš, kadangi esu tikrai perfekcionistė, bet aš nenorėjau net liestos temos, nes man pradės trūkčioti. Paklausykite, prašau, mūsų laidą susigita. Būtent. Bet jau matau, kad dėl to ten katilo visų skirtingų kultūrų, tai atsipalaiduojam dėl tradicijų truputėlį, nes aš užaugau kalėdų tokiam stebuklę, mama yra sukūrus man, ten kiekvienos kalėdos buvo stebuklingos visiškai, tiesiog nesenai taip jas pateikė. Ir aš labai tikėjau ir kalėdų senių, ir rašydavau laiškų, bet ten visiška magija buvo. Ir aš labai noriu tą magiją perteikti vėl savo vaikams. Bet mano vyras sako, ne kalėdų senis neša dovanas, o kūdikėlis Jėzus. Ir vakare reikia atidaryti dovanas, ne iš ryto. Kaip taigi čia yra viskas aiškiai parašyta. Tai mes šitą iš tiesų dar nelabai lietėm, nes Eduardas dar yra mažas, tai mes, dabar esam pas senelius, vis tiek dar ne namuose, bet kai mes būsim Afrikoje ar kažkur kitur ir bus kalėdos mūsų, aš nežinau, aš jums paskambinsiu, papasakosiu, kaip bus, nes aš bijau šitos temos. Pasidarysim video kolą. Nes čia man yra šventa. Bet jis šitą mano šventą dalyką nori. Ignacio. Pas mus irgi vyras sako, tai vakarį reikia tu daryti donas. Ką čia nusišneki? Mes irgi vakarį atidarom. Sakau, geride, nubėgi su pižama prie eglės. Ir tas jausmas, tu naktį nemėgi, nes lauki kalėdų senelio. Taigi žiūrėkit, vakarį atidarot ir miegat naktį. Žiauriai. Bet matai, kaip skiri, čia galima ir susimušti, paskambink būtinai. Paskambink vakarė. Bet apie motinystės what the fuck, nežinau, tu žinai, what the fuck tai yra, kad tu nežinojai, kad motinystėje tokie dalykai gali egzistuoti, bet jau kai tau tai nutiko, tu vis tiek nesupranti, kaip. Gal gali kokius, trejetuką mum pažerti? Vienas tikrai būtų užmirštumas, kurio aš nesitikėjau. Aš tiesiog buvau tokia perfekcionistė, bet kuri niekada gyvenime neišeis iš namų, kažką užmiršusi. Ir čia buvo tiesiog mano toks, aš pasiglostydavau save. Signature tavo toks. Taip, aš niekada nieko nepamiršiu. Dabar prieš 2 savaitės, pirmą kartą aš pamiršau, bet, bent jau pirmą kartą, raktus iš namų išėjus, bet taip pamiršau, mane tai labai kaip ir supykdo, aš labai išsigasu savęs, nes toks visiškas Alzheimeris. Aš net nepagalvojau, kad reikia tokio dalyko kaip raktų nuo namų. Ir aš skambinau po to Ignacijai, man šalta, aš negaliu įeiti, ką daryti. Dar saviškai, sakau, teks tau atvažiuoti iki ministerijos, pasimti mano raktus. Nes... ir tada tu pamatyk, kad esi kitas žmogus. Taip. Tai va tas atafakas visiškas. Priėmė į save to. Kad aš esu visiškai kitokia ir mane kiekvieną dieną šitas užknisa. Gal aš dar dėl to bijau to klausimą, kokia aš mama, nežinau, nes aš kažkokia nauja ir aš dar jau 2 metai. Tranzitė dar žodžiu. Nežinau, aš dar kokia. Tranzitė iki kažkokio virsmo. Antras atafakas yra, kad man pradėjo garbanuotis plaukai.
O čia per vidurį, ne? Lygiai taip pat. Jo, aš kažkaip pakėliau ir žiūriu, kad čia garbanos. Bet čia garbanos ir labai jėga, bet čia vis tiek dar labai, čia negarbanos, čia niekada nesigarbanuoja, bet pasigarbanuoja čia, žodžiu. Čia atsitinka mama man kirpėja, kažkada nuėjau pas naują kirpėją, jinai nežino mano statuso, ar sutuoktinį turiu, ar vaikus. Sako, o jūs gal neseniai vaikus susilaukėt? Sakau, iš kur jūs žinot? Sako, jūsų plaukai garbanojasi šitoj vietoj. Čia sakė, yra mamom standartiškai darosi. Jo, va, šitą negirdėjau. Konkreti vieta, kur kaklas eina iš apačios. Konkreti vieta. Taip. Tai aš galiu tave nuraminti, esi visiškai normali. Ir trečiasis? O trečiasis, nežinau, tikriausiai, kad gali miegoti maitindama. Man šitas kaip katė su kačiuku. Taip. Nes aš labai bijojau to maitinimo per naktį ir galvojau, kaip čia bus. Su antru buvo labai beje, čia greitas irgi mini nukirpimas. Man buvo mastytas gal 5 kartus per 6-7 savaitės, čia buvo šakės. Viskas buvo jėga, su antru viskas yra jėga, aš turėjau labai daug pagalbos, bet šitas tai buvo labai skaudus dalykas. Tai su antru man teko atsikelti, jį pasimti ir taip maitinti. Bet iš tiesų dabar jau aš grįžau prie savo old school'o. Tai jo, aš nežinau, kad galima tiesiog. Kaip Elena sakė, tai tu pamanyk, aš prisimenu Elių, sakau, aš užmigau, ar čia gerai, nes aš maitinau, staiga užmigau ir čia jau 4 valandas miega. Sakau, tai gerai, tai tu tiesiog arba atjungs tave, arba neatjungs, tu pažiūrėsi, koks tu esi pripažas. Tai aš tas, kuris atjungia iš karto. Tiesiog. Geras. Jėga. Smagu, klausyk, tai mes veda į žindimą. Jo, man reikia namo žindyti. Tai žodžiu, mūsų klausimai jau išsibaigė. Labai ačiū tau. Labai fainai. Kad radai laiko ateiti. Labai fainas pokalbis, visiškai kitoks. Ir šiaip, žinai, kalbant su tavim, labai jaučiasi toks geras vaibas. Toks kalėdinis. Taip, tai va, ačiū tau labai ir dabar mes pasiklausysime tavo gražaus atlikimo dainos. Taip. Gerai, tai kviečiame visus klausytojus paklausyti gražios labai dainos. Ir ačiū, kad klausėt pokalbio ir žiūrėt. Ir iki kitų kartų. Jau kitais metais. Kitais metais. Linkim gražių metų, sveikatos visiems. Taip. Ir būkit laimingi. Told me that I would be here, trying not to forget how I felt with you near. The stories you've told me, they're fading away. The only thing now that remains is the smile on my face. I would ask you to tell them my tale. Would you tell them my secrets about the winds, about the rains? There's nothing quite as beautiful as discovering life with you. The only thing now that we need is to pray for God's grace, so we know our way. Jei žmonės smalsautų apie mus gyvenimus, paslaptis ar atskleistum apie vėjus ir liūtis, nėra nieko gražesnio už gyvenimo kelią kartu. Tad vienintelis kelias drauge per malonę su Dievu. But then we separate and I face never-ending fears. Time starts rushing on, mind is threatened by the years.
How long will I wait? How long will it take for you to get here? Will this work? Will it disappear? Bet jei tik paprašytum pamiršt baimės visas, tuojus pat jas paleisčiau, tau ištiesčiau rankas. Nors nežinom, kas laukia, ves gyvenimas tik saulė, tad vienintelis kelias kartu. Tad vienintelis kelias kartu. Vienintelis kelias kartu per malonę su